movie apie jau vieną kartą išniekintą ir apkalbėtą Gopnik, kaip žinoma kitaip, Fozas. Buvęs adminas Gather ir masterise Sports Non kanale. Nežinau, kas jam ten davė tos adminus ir masterius, bet kodą šį kartą pagavom tikrai. Na štai, keletas fragų, kurios mums pavyko surasti HLTV. Taigi matome pats pirmas raundas ir mūsų skillas su Diglu bėga savo rampą. Čia matome stogą. Ir atkreipkite dėmesį, varžovas yra rampos laiptelio apačioje, visi kažkaip labai įtartinai čia vedžioja, ar čia išgirdo, ar atspėjo, ar tiesiog užuodė, kaip varžovas pašiko. Na, nesmės, skilams saugai nekliūtis, kaip sakoma. Ir, na, čia va dar vieną nušovė, pasifragino ir kažkas jį išnešė su He. Na, tarkim, gal jam čia pasisekė, arba, kaip ir sakiau, užuodė. Dar vienas raundas ir vėl matome bėga rampą ir štai gražus He ir va čia, net nespėjus išlist varžovį, opa, vieną kulką, į kitą pašaudom, čia tipo nemačiau, čia tipo vėl nepasigavau, na, galbūt jam vėl pasisekė. Trečias raundas ir vėl jis bėga rampą ir atkreipkite dėmesį, va dabar net neišlindo, jis tiesiog tiesiai jį šaudo, visą laiką vedžioja ir po to sako, aš nepasigavau. Na, čia jau akivaizdžiai tave pagavom duchas, taip kad gali slėptis po pernykščiais lapais. Na ir kągi, Terror rušasi B plantą, kaip matome, čia jis gavo FB, bet vis tiek kažkaip labai tiesiai drožė į enemy. Nesvarbu, atkreipkite dėmesį šitą pirmą žmogeliuką, kuris buvo už bordiūro, jo tikrai nesimatė ir jo niekas negalėjo išgirsti, o dabar dar su Glocku pasigavo, šaudamas per dėžę tiesiai jį, nors jis nemanau, kad ten tikrai matė kažką. Na va čia, kaip sakoma, botai liksi, ten čytai tau nepadės tapti skillų, žiūrėkite, akivaizdžiai vedžioja, šaudo jį, tačiau kažkaip, nežinau, jam skilo maža, tiesiog net kodai tokiems nebepadeda. Kaip sakoma, duchų gimės, nežinau, žmogum netapsi, arba kaip nebūk erelis apšiks gaidelis, arba apšiks tave pleinati komanda. Kodėl tu su jų tagu? Tai manau todėl, kad tu tiesiog norėjai pavadinti, jog dabar jie atgimė, gali žaisti AC ir tu vėl norėjai juos suvaryti. Na kągi, kaip matome, vėl jis bėga tą savo sušiktą rampą ir vėl neseniai pasigavo. Dabar čia pasižiūrėjau į varžovą, o jisai uždėžės, reikia kaip nors apeiti šonu ir tada galbūt jį nušauti. Tai vat nežinau, Gopnik, ar kaip tu ten vadinės Fozas, va dabar vėl per sieną tu čia vedžioji su savo vadinamu skillu, nežinau. Atkreipkite dėmesį čia, dabar visą vaizdą matote normaliai ir su VH ir normaliu greičiu. O tu jau pamatysit vaizdą, kaip viskas bus be VH ir sulėtintai. Atkreipkite dėmesį. Tiesiog reikia būti nerealiai gerų skillų arba kokiu valią ar spaunu šauti į mažą taškelį, kaip matėte, tai yra vos pasimatęs taškelis ir jis iššovė jį, nežinau. Tuo labiau, kad jam kažkur 15-14 metų ir jis labai didelis skillas, na čia pabaigai kaip mūsų skillams sagai nekliūtis. Aišku, ten truputėlį matos, tikrai, truputėlį matos, bet jūs pasižiūrėkit. Čia nežinau. Tokius fragus gali šaudyti tik tais kaip vadinami Gopnik kodai arba duchai iš duchų kaimo, nežinau, tiesiog hebra. Komentuokit, vertinkit, galbūt jums patiko, galbūt jūs ir patys kažkada naudojat kažką panašaus ir nežinau, gaila mane tėvų, kad aborto nepasidarė, didžiausia jų klaida ir buvo pasigaminti tokį Viktorą.